Greetings from Baltimore, Maryland. Linkėjimai iš Baltimorės. I want to say hi to all our friends in Lietuva. Norim pasveikinti visus mūsų draugus Lietuvoje. I just want to share 15 minutes of our week-long convention that we just finished here. Ir norim pasidalinti 15 minučių santrauką iš to, ką mes girdėjom visą savaitę per konferenciją čia. And the theme of our convention was wisdom, Konferencijos tema buvo išmintis. or wisdom for our time. Arba išmintis laikui, kuriame mes gyvename. So we heard over 60 messages Ir mes girdėjom virš 60 pamokslo, that somehow touch upon this theme of wisdom. kurie vienaip ar kitaip kalbėjo šitą temą apie išmintį. And of course we're talking about godly wisdom, not human wisdom. Ir aišku, visi kalbėjo apie Dievo išmintį, o ne apie žmogišką išmintį. James chapter 3 talks about the difference between godly wisdom and human wisdom, earthly wisdom. Jokūbo 3 skyrius kalba apie kaip skiriasi žmogiška išmintis, žemiška ir dieviška išmintis. So the conclusion is that not all wisdom is from God. Ir išvada būtų, kad ne visa išmintis yra iš Dievo. So this is why we spend so much time learning about what is that godly wisdom that we want to learn and live by. Ir todėl reikėjo daug laiko, kad išmoktumėm, kokia yra ta dieviška išmintis, kurios mes norime ir pagal kurią norime gyventi. Yeah, in James 1:5 and 6 it says, Jokūbo 1:5-6 sako, if any man lacks wisdom, let him ask of God, who gives liberally, gives freely to all those who ask. jei kam trūksta išminties, te prašo Dievo, So, kuris laisvai duoda. it takes humility to even want to have wisdom. Ir iš tikrųjų reikia nuolankumo vien tik norėti išminties. And that same letter, James Ir tame pačiame Jokūbo laiške, chapter 4, verse 6, 4 skyrius 6 eilutė, it's what our church is named after. God gives greater grace to the humble. yra ta eilutė, pagal kurią mūsų bažnyčia yra pavadinta, kad nuolankiesiems Dievas duoda dar didesnę malonę. Right, that's why we're called the Destiny Malone. Ir todėl mūsų bažnyčia vadinasi didesnės malonės bažnyčia. There is no, Majesty Malone. Ir nėra mažesnės malonės. So I'm just going to share one thought from Thursday night. Bet dabar noriu pasidalinti vieną mintį iš ketvirtadienio vakaro. So we're not going to obviously share all 60 messages, Ir nespėsime dabar visų 60 pamokslų pasidalinti. but just this one idea that Pastor Shibeli shared with us on Thursday night. Bet noriu pasidalinti vieną mintį, kurią dalinosi pastorius Šibelius ketvirtadienio vakare. This is traditionally the missions night when we marched in the missions march with Banga and I with Justus, and Justus carried the flag. Paprastai ketvirtadieniais būna tas misijų maršas ir mes taip pat žygiavome ir jūs tas nešė vėliavą. So this is more wisdom as it's applied to the mission. Ir to pamokslo tema tokia buvo labiau kaip išmintis tinka misijoms. Right? The Arba mission paliečia of the misijas, church, kokia yra. the church is the mission of Jesus. Nes bažnyčios misija yra Jėzaus misija. Right? What is Jesus' mission? O kokia yra Jėzaus misija? Luke 19:10. Luko 19:10. To seek and save the lost. Ieškoti ir gelbėti tuos, kurie yra pražuvę. So now we're going to make it even more narrow now about saving the lost. Ir jeigu dar konkrečiau kalbėti apie tų pražuvusių gelbėjimą, And it's, Pastor Shibeli mentioned a very simple idea pastorius Šibelius pasidalino tokią labai paprastą mintę, about how God has rescued us from hell forever. kad Dievas mus išgelbėjo nuo amžino pragaro. Right, I'll say that again. Noriu pakartoti tai. God has rescued every believer from hell. Kiekvienas tikintysis yra amžinai išgelbėtas nuo pragaro. Right? He has given us eternal life. Dievas davė mums amžiną gyvenimą. Every believer has the promise of eternal life. Kiekvienas tikintysis turi amžino gyvenimo pažadą. That's the good news. Ir tai yra geroji naujiena. But the bad news, of course, like we all often say when we go on evangelism, Bet yra ir ta blogoji naujiena. Kai mes einame evangelizaciją, mes turim tas dvi naujienas. is that, sorry, but not everyone is going to be saved.
Blogoji naujiena yra, kad ne visi bus išgelbėti. If Jesus had not died on the cross, we would all be lost. Nes jeigu Jėzus nebūtų miręs ant kryžiaus, mes visi būtumėm pražuvę. Right? We would all go to hell. Mes visi būtumėm pakeliui į pragarą. Now we're not going to talk about like why would we go to hell. Ir dabar gal nekalbėsim apie tai, kodėl mes ten eitumėm. But we know that the Bible says over and over again Bet the Biblijoje reality tiek of daug hell. kartų parašyta apie pragarą, kad tai yra realybė. And we have a lot to be thankful for. O mes turime daug už ką būti dėkingi. And we're not talking now about how Jesus changes our life here on earth and how he makes our lives better and delivers us from sin or alcohol or Ir dabar whatever. nekalbėsime apie tai, kaip Jėzus pakeičia mūsų gyvenimus čia žemėje, kaip jis išlaisvina mus nuo alkoholio From sin, ar nuodėmės. right? He does that also. Nors aišku, jis ir tai padaro. But I like the way Pastor Shibeli emphasized what is most important. Bet man patiko, kaip pastorius Šibelius akcentavo tai, kas yra iš tikrųjų svarbiausia. That Jesus saves from eternal damnation. Kad Jėzus išgelbė mus nuo amžino pasmerkimo. And we can know that we're saved from hell. Ir mes galim žinoti, kad esame išgelbėti nuo pragaro. He quoted D.L. Moody, who was a famous American evangelist from 150 years ago. Ir pastorius Šibelius citavo dėl Moody, kuris buvo žinomas evangelistas prieš 150 metų One of the gyveno. most famous Bible colleges is named after him. It's called Moody Bible Institute Ir vienas iš žinomiausių Biblijos koledžų čia Amerikoje yra pavadinta jo vardu in Chicago. Čikagoje. So he said it would be good that every Christian could be God could hang us over hell for 5 minutes. Ir dėl Moody pasakė, kad jeigu Dievas galėtų kiekvieną krikščionį 5 minutės pakabinti virš pragaro, Right, that we would experience hell or see hell kad mes pamatytumėm arba patirtumėm tą pragarą just for 5 minutes, bent 5 minutės, that we would all be motivated to become soul winners. tada mes visi turėtume motivaciją tapti evangelistais. And doesn't that just really fit into the way we have been taught in Greater Grace? Ir aš manau, kad tai labai tinka tam mokymui, kurį mes priėmėm didesniai I maloniai. mean, I've been in this church for 32 years, Nes aš jau esu šitoj bažnyčiai 32 metus. and so I've heard this message for 32 years. Ir jau year in, year 32 out. metus, metai po metų girdžiu šitą mokymą. And so all those 32 years have only confirmed that this message is true, it's real, it's powerful. Ir vis tie 32 metai patvirtino, kad šitas mokymas yra tikras, teisingas ir galingas. We're talking about saving grace, Ir tas mokymas apie gelbstinčią malonę, amazing grace. apie nuostabią malonę. We sing the song Amazing Grace, how sweet the sound Kaip mes gėdam tą giesmę, malonė Dievo nuostabi, that saved a wretch like me. man vargšui suteikta. Right? I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Pražuvęs aklas aš buvau, mane surado jie. And so, you know, eternal. We're talking about life and death again, Ir iš tikrųjų mes kalbame apie gyvenimą ir mirtį. right? There's eternal life Ir amžinas gyvenimas, that God offers by His grace, kurį Dievas siūlo per savo malonę. which means we know that we cannot earn salvation by good works, Ir tai reiškia, kad mes negalim kažkaip užsidirbti išgelbėjimo gerais darbais. but yes, like James chapter 1 and chapter 2 say, if we are saved and we receive that grace, Kaip Jokūbui pirmas skyrius and antras skyrius, ir antras skyrius kalba, kad jeigu mes išgelbėti kad taip ir darbai svarbus yra. that he who receives that grace Bet tas, kuris priima malonę, will live according to that grace gyvens pagal tą malonę. and have good works Ir jo gyvenime bus tie geri darbai. and have good fruit. Ir bus geras vaisius. Like in James chapter 5, Kaip Jokūbo 5 skyriuje sako. you know, the 9 fruits of the Spirit. Ten yra išvardinti tie 9 dvasios vaisiai. Galatams. Galatams Galatams 5 5 skyrius. So, you know, there's the first 3 are love, joy, peace. Meilė, džiaugsmas, ramybė, pirmieji 3 These are vaisiai. what we call the inward fruits of the Tai yra Spirit. tokie vidiniai dvasios vaisiai. Then long suffering, patience, kindness. These are Paskui the outward fruits of the Spirit. Kantrybė, ištikimybė, gerumas yra išoriniai.
Yeah, these are the fruits that we should see in one another. Ir mes turėtume matyti tos vaisius vienas kitame. You might not necessarily see if I have joy, peace, Gal jūs nebūtinai pamatysit mano džiaugsmą, ramybę, ar aš turiu tai ar ne. and even love. Arba meilę, We're talking about the love of God towards us personally, nes čia iš tikrųjų kalba apie Dievo meilę mums. right? Like on our church, on the wall, it's 1 John 4:10 is written in big letters. Kaip čia bažnyčioje Amerikoje ant sienos dėliam raidėm yra parašyta ta eilutė. Yeah, it says, "Love. Herein is love, not that we love God, but that He first loved us." Meilė yra ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis pirmas mus pamilo. So can we see Kokia čia eilutė? 1 John 4:10? Pirmas Jono 4:10. Do we think that we can see if someone has received that love or not? Ar mes galim matyti, ar žmogus yra priėmęs tą Dievo meilę ar ne? We really can't. Iš tikrųjų negalim matyti. Only God can see that. Tik tai Dievas gali tai matyti. Now, of course, if we have received that love, Bet jeigu mes esam priėmę tą meilę, we should have that goodness and patience and kindness. turėtų būti mūsų gyvenime tas gerumas, kantrybė, malonumas, And those are expressions of love that are outward to, nes tai yra išorinė tos Dievo meilės išraiška, skirta mūsų artimui. right? The second great commandment, love your neighbor as Nes yourself. tai yra tas antras didysis įsakymas, mylėk savo artimą kaip save patį. But, what about the first great commandment? O kaip dėl to pirmojo įsakymo, To love God mylėti Dievą with all our heart and soul and mind and strength. visą savo širdimi, siela, protu ir jėgomis. All right, so those who are in our church in Klaipėda, that you're well acquainted with those words and this message that I've been sharing this past year. Ir tie, kurie esat su mumis bažnyčioje, Klaipėdoje, jūs gerai žinote tai, ką aš dalinausi per praėjusius pastarosius metus. Yeah, so in closing, this is our message. It's the good news and the bad news. It's the gospel. Ir vėl užbaigiant dabar, kad mes turim iš tikrųjų Evangeliją, kurią sudaro ta geroji ir blogoji naujiena. And as Pastor Monty shared that same Thursday night, Ir pastorius matė tą patį vakarą, ketvirtadienio dalinosi, we understand what Christ has done for us and in us. kad jeigu mes suprasime, ką Kristus padarė dėl mūsų ir mumise, Then we understand our identity in Christ, jeigu mes suprasime, kas mes esame Kristuje, which gives us freedom. tai duos mums laisvę. And then we can do anything. We're free to do anything because we know who we are. Ir tuomet mes būsime laisvi, nes mes žinome, kas mes esame. We know where we came from. Mes žinome, iš kur mes atėjome. Right? We were saved from the bottomless pit. Mes žinom, kad esame išgelbėti iš pragaro, iš tos bedugnės. We know where we're going. Ir mes žinome, kur mes einame. Going to heaven. Kad mes einame į dangų. We're going to be with Jesus. Mes būsime su Jėzumi. And Jesus, of course, is right here with us now Ir Jėzus dabar su mumis yra through the Holy Spirit. per šventąją dvasią. And so we know who we are now. Ir mes žinome, kas mes dabar esame. We're children of God. Kad dabar jau esame Dievo vaikai. We have eternal life now Mes jau dabar turime amžiną gyvenimą in Christ, Kristuje, as we say, in the finished work. jo atliktame darbe. Which means when God looks at us, He sees us already from an eternal Ir tai perspective. reiškia, kai Dievas žiūri mus, jisai žiūri mus iš tos amžinybės perspektyvos. And we can have that same perspective as God has towards us. Ir mes galim turėti tą pačią perspektyvą, kurią Dievas mato, All right, so žiūri mus. trying to land the airplane into the airport. Ir dabar kažkaip turim bandyti nusileisti So this was, one of the į tą oro uostą. main ideas of that Thursday night. Ir tiesiog norėjau iš to ketvirtadienio pasidalinti tas pagrindinės And mintis. it was special and personal for me Ir man tai buvo labai taip ypatinga ir asmeniška, because I earlier that day and earlier in the week also talked with different pastors about the idea of what is hell and how we can understand hell and being saved from hell. nes tą pačią dieną iš tikrųjų ir visą savaitę aš kalbėjau dar su kitais pastoriais, kaip mes turim suprasti, ką tai reiškia, jog mes išgelbėti nuo pragaro ir kas yra pragaras. And like D.L. Moody, I had a very similar thought that wouldn't it be good to have a prayer seminar Ir aš turėjau tokią panašią mintį, kaip ta dėl Moody mintis, kad jeigu, pavyzdžiui, mes turėtumėm seminarą apie maldą, that we could start the seminar with
just talking and meditating on hell for 5 minutes. Mes turėtumėm pradėti tą seminarą nuo to, kad 5 minutės iš pradžių kalbėtumėm ir mąstytumėm apie pragarą. And how that Christ has saved us from that hell. Kad kalbėtumėm apie tai, kaip Kristus išgelbėjo mus nuo to pragaro. How many are left in condemnation because they have not responded to this good news. Mes išgelbėti, tiek daug žmonių gyvena pasmerkime, nes jie nepriėmė tos geros naujienos. And then talk about prayer. Ir tik paskui kalbėti apie maldą. Then we will be motivated. Nes tuomet mes iš tikrųjų turėtume motivaciją. Because we'll see that our prayers matter in people's eternal lives. Nes tada mes suprastumėm, jog mūsų maldos yra svarbios dėl žmonių amžino gyvenimo. Just think of it, that we came to Christ. Pamąstyk apie tai, mes atėjome pas Kristų. How did it happen? It was a miracle. Kaip tai vyko? Iš tikrųjų tai buvo stebuklas. We didn't do it because we figured it out and we were so Ar mes wise. patys kažkaip išsiaiškinom tą Evangeliją, buvom tokie protingi? We know that in the end, Christ saved us. He reached down and pulled us out of the miry clay. Iš tikrųjų Kristus, jisai išgelbėjo mus, jisai ištraukė mus iš bedugnės duobės. In Psalm 40, verse 2. Psalme 42 eilutė taip sako. You know, and he pulled us out. Kristus ištraukė mus ir išgelbėjo mus. So help me now. What did I just say? What was the last thing I just said? Kad Kristus išgelbėjo mus iš bedugnės duobės. All right. So yeah, he has saved us, and it was not because we figured it out, but someone was praying for us. Ir jis išgelbėjo ne todėl, kad mes kažkokie buvom labai protingi, bet todėl, kad kažkas tai meldėsi už mus. I have a conviction that no one gets saved just shape so, like because they come to Christ on their own. Because the Bible says no one can come to the Father no one comes to Jesus unless the Father draws them. Aš turiu įsitikinimą tokį, kad niekas iš tikrųjų neteina pats pas Kristų. Nes yra ir Biblijoje eilutė sako, kad niekas neteina pas mane, jeigu tėvas jų nepatraukia. Ne žmogaus valia, bet iš tikrųjų Dievo valia ateina žmogus pas Kristų. Ir kai mes meldžiamės, ir dabar jau mūsų Justas atsibudo. Ir todėl dabar turėsim tikrai užbaigti. Kai mes meldžiamės, mes iš tikrųjų tarsi nukreipiam tą Dievo valią. Mes prašom tos Dievo valios dėl kito žmogaus. Ir mes vadinam tai užtarimo malda. Ir ačiū Dievui, kad kažkas meldėsi už mus. Kažkas meldėsi Dievui, kad mes būtumėm išgelbėti. Ir mes buvom išgelbėti. Ir dabar baigsime. Ir greitai pabandysim kitą įrašyti įrašą, kad galėtumėm pasidalinti kitą mintį iš konferencijos. Ir tikiuosi viskas gerai jums Lietuvoje. Ir sudie.